Labadiena, Pulso eteryje rubrika Skaitau, aš Agnė Deresevičiūtė ir šiandieną pakalbėkime apie meną, parodą, konkrečiai nuo kovo 24 dienos Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės bitės viešojoje bibliotekoje veikia Dainos Vanagaitės Belžakienės paroda Po paviršiumi. Daina Vanagaitė, Lietuvos keramikė, juvelyrikos kūrėja, tapytoja, pedagogė. Jos darbai pasižymi ryškiu spalviniu jautrumu, eksperimentinė forma ir temomis. Ji aktyviai dalyvauja šiuolaikinio keramikos ir taikomojo meno scenose Lietuvoje bei užsienyje. Tad šiandieną kalbinu gerbiamą Dainą. Labadiena, Daina. Labą dieną. Pirmiausia, norėčiau jūsų paklausti apie aplinką, kurioje augote, kad pasukote būtent meno keliu. Na, tai čia turbūt gal kaip aš ten truputėlį ir toj savo parodoj, savo kaip ir prisistatymę rašiau, tai gimiau labai mylinčių tėvų šeimoje. Nu, jie praktiškai turbūt galiu pasakyti, kad už visą tai, ką aš turiu, kad aš galiu kurti, kad aš labai gerai jaučiuosi, kad mane praktiškai džiugina viskas, kas aplink mane vyksta, tai turbūt turi būti dėkinga tik tai savo tėvams, kurie tiesiog, kaip aš sakau, nežlugdė to vaiko, nors buvau vaikystėje labai užsispyrus ir na, tikrai tokia gan pasiutus, bet jokių būdų man niekada niekas nesakė, kad tu to negali, mergaitės gražiai elgėsi, aš karščiausi po medžius, mano draugai buvo berniukai ir, na, ten buvo labai daug reikalų, tai aš kažkaip galvoju, kad todėl aš ir galiu ir kurti, ir džiaugtis tuo gyvenimu, na, tik tai todėl, kad aš turėjau labai puikius tėvus, tai gal tokia būtų mano įžanga prisistatymų. O ar galite, mėlyms klausytojams, papasakoti apie savo kūrybinį kelią, kad vaikystė atvira viskam buvo, tėvų meilė ir leidimas daryti, ką jūs norit, ką širdis liepia, taipogi aiški, bet o kas toliau? Užaugote, paaugote, mokykla ir ar prisimenate save visuomet tokia į meną linkusią, ar kažkada tiesiog nutiko jums menas? Kiek save prisimenu, tai aš turbūt galiu pasakyti, kad vėlgi ačiū tiem tėvam, kad ypač mamai, kad jinai matyt pamatė manyje tą pradą to tokio gaivališko kūrybingumo, nes aš ir pati save, aš atsimenu save gal nuo kokių 5 metų, kaip leisdavom kaime vasaras labai puikiam Varėnos rajone ir na tiesiog ten, jeigu būdavo karjeras kažkoks tai su molio karjeras, aš tiesiog išsikasdavau tą molį ir na, man tiesiog lipo ir aš norėjau lipdyti ir kiek save prisimenu, kažką dariau, tai drožiau, tai lipdžiau visokias įvairias figūrėlės, tai tose pačiose vasarose lakstydama po pievas, kaip dabar atsimenu, daug tų karvės šūdų tokių pridžiūvusių ir aš su pagaliuku ten juos draskau, nagrinėju, atlupu, ten vabaliukai puikiausi, ten makaluojasi po tą kaką karvės. Ir tokie gražus, tokie žali, tokie taip įdomu, na tai tiesiog aš kažkaip visą laiką stebėjau tą gamtą ir kiek aš tave atsimenu, tai tikrai nebuvo tokio, kad o dabar aš čia tapsiu kažkokia tai arba eisiu į kažkokį tai susigalvosiu ir eisiu ten į būrelį arba eisiu piešti. Man visą laiką buvo ir pieštukai, ir kažkokios kreidelės. Na ir kaip sakau, tiesiog, tai matyt, tėvai kitaip negalėjo pasirinkti, nes matė manyje tą, kad aš tą galiu, kad aš labai kūrybingas vaikas buvau, nes, aš dabar kaip palyginu, negali gal taip lygintis, bet kaip prisimenu save, tai, na, tikrai tos kūrybos buvo labai daug. Ir tiesiog taip gavosi savaime natūraliai, kad 4-metė mokykla vaikų, ten irgi ta keramikos būrelis, po to tuometinis Stepo Žuko technikumas, tada aišku dailės akademija ir kažkaip visą laiką ta keramika, ta forma. Na ir tai buvo tiesiog labai organiškai ir taip po truputį taip eini toliau ir niekur kitur savęs neįsivaizduoju ir nematau.
Ir aišku, tada šalia ir kažkaip tos keramikos vien neužtenka. Tai tada imi piešti, tada imi, dar žiūri, kad spalvos, norisi spalvos, tada tas dažas, tada tas aliejus, kaip jį tepi ir vėlgi tu jį tepi taip riebiai, taip, nu, man kažkaip patinka ta tokia masė. Ir tada gal net ir mano ta kūryba tokia, ir tas aliejus, jis yra labai daugiasluoksnis. Nu, gal čia po to prieisim, nežinau prie to, bet tiesiog, kad tai po vienu sluoksniu dedasi kitas sluoksnis, arba nutapau, po kiek laiko žiūriu, man nepatinka, tada dar dedu. Ir tokia net ir ta tapyba atrodo tokia keramiška. Nežinau, visur manęs kažkaip buvo labai daug ir netgi ir dabar manęs, man atrodo, gal kartais ir per daug, aš nežinau, bet nu, man viskas labai įdomu ir aš tiesiog griebiu viską, ką man gyvenimas pasiūlo ir žinau, kad kiekvienas kažkoks pasimatavimas, kokios, nežinau, kokio nors veiksmo, kokios kaip ir keramikos, tapybos, knygos geros skaitimas, na tai jis tiesiog prisideda prie asmenybės tobulėjimo ir tai pačiai asmenybei, man atrodo, tada smagiau ir gyventi, ir matai gyvenimo džiaugsmą, na ir aš kažkaip negaliu nesidžiaugti. Jūs tikrai esate labai žingeidi ir labai kūryba įvairialypė ir tapote, lipdote, lydote, liejate ir jūsų charakterio bruožai galvojate, ar tiesiog tas noras eksperimentuoti, kas jūs įkvepia kurti skirtingomis meno formomis. Kaip ateina ta mintis, kuo norite dirbti šiandien, rytoj gal jau nebenorėsite ir panašiai, tas kismas jūsų pasirinktų medžiagų ir meno formos. Oi, tai taip, jisai kinta ir kinta. Nežinau, aš kažkaip tai labai įvairiai ateina tos mintys. Būna, kad susapnuoju tiesiog paveikslą arba kažkokį objektą. Tiesiog susapnuoji ir taip atsikeli, reikia kuo greičiau šokti iš tos lovos arba turėti, kad užsirašyti tą idėją, nes paskui tu ją pamiršti. Tai kaip minėjau, susapnuoju, paskui tą meną ir kažkokią idėją tu gali pagauti tiesiog labai spontaniškai, labai net netyčia. Kartais vaikštai po turgų ir pamatai kokį nors seną kažkokią tai metalinę detalę arba, sakysim, kažkokią labai gražią medžio pliauską. Ir vėlgi tada žiūri, kad tau tiesiog iškyla reginys, koks tai galėtų būti objektas. Ir aišku, tada jau čiumpi, džiaugiesi, dedi kažkur tai į savo sandėliuką, kad jeigu ne dabar iškart įvykdai, tai tada galbūt vėliau kažką padarysi. Ir taip iš tikrųjų, tai pas mane ir yra, kad kartais tiesiog negali kaip niešti tie pirštai ir kad nori čia pat tą daiktą padaryti ir sukurti. Ir jis kartais gimsta labai greitai. O kartais ta viena kokia detalė arba net idėja, kurią aš užsirašiau, gali laukti savo įgyvendinimo 2-3 metus ir tada tu ją padarai, aišku, tada gal dar kažkiek pasikeičia. Na, bet, kaip sakiau, labai skirtingai ir kaip sakau, man atrodo, kad iš viso reikia tiesiog eini per tą gyvenimą, atsikeli ryte, išgirsti, man tai, pavyzdžiui, labai veikia, išgirsti paukščio giesmę, pajunti nupjauto žolės kvapą ir jau kiek inspiracijų ir taip, tiesiog iškyla kažkokie vaizdiniai. Aišku, tu tada labai pasijunti laimingas, ir tada, kai laimingas, tai aš sakau, turbūt gali ir kurti, ir džiaugtis, ir man labai norisi, kad ir visi kiti labai džiaugtųsi, nes, gyvenam tikrai labai puikioj šalyje ir su puikiu klimatu, tai nežinau, turbūt viskas gimsta iš džiaugsmo pas mane. Ir tikrai manęs per daug turbūt visur yra, nes gal aš net ir, man atrodo, kad ir savo šeimą užknisiu kartais su tuo tokiu per dideliu visur visko norėjimu ir galbūt kitas ir to per dideliu džiaugsmu. Na, bet aišku, būna, kad ir liūdžiu, čia negali taip sakyti. Dabar jau kaip prisigyriau, tai atrodys turbūt, kad aš visą laiką, tik tai taip žinoma būna ir liūdnesnių momentų, bet tai čia toks gyvenimas tiesiog.
eina jisai, tai pakyla, tai nusileidžia, bet pozityvumas, aš manau, tokia viena svarbiausių dalykų. Nes esu kalbinusi ne vieną menininką, tai kažkaip labai dažnai kaip tik patys geriausi darbai gimsta kančios momentais, kai būna gilios duobės, kai aplink tamsuma. O jūsų labai gražus pavyzdys, kad jūs jaučiatės laiminga ir tada matot tuos gražius kūrinius, vizualizuojate ir įgyvendinate. Tai tikrai šaunu. Dabar gal pakalbėkime apie parodą, kuri Panevėžio apskrities Gabrielės Petkiušaitės bitės viešojoje bibliotekoje veiks iki mėnesio galo. Ir sakykite, tai apie ką paroda po paviršiumi? Na, tai taip, turbūt tai ir yra, va, ta po paviršiumi, man kažkodėl labai ilgai galvojau, koks tai turėtų būti pavadinimas, bet vėlgi taip labai organiškai žiūrėjau į tos paveikslus ir galvoju, nu tai kas tai, kaip kažkokios labai literatūros nesinori, ten duot kažkokį, nu neduosi nei pavasaris, nei ten ruduo, arba ten gėlės ir taip toliau. Na ir tada žiūriu ir jie tokie, nu vieni labai riebus tokie, tų dažų sluoksnių, aš taip net pagalvojau, blemba, šitas paveikslas turėtų būti labai brangiai kainuoja, nes jis fiziškai labai daug turi tų dažų, tokių vos nepakeli ir kilogramas dažų, dažai tokie brangus. Tai vat vienas labai riebus, toksai storas, daug, kitas vos ne kaip su lesiruotė padarytas, plonesnės tos faktūros netaip daug yra, bet visi jie, kaip pastebėjau, dauguma, ne visi, bet labai turi daug kartų, kaip minėjau, perdaryti, pertepti. Tai va tada ir galvoju, tai labai geras pavadinimas po paviršiumi, nes tą paviršių, kur mes dabar matom, taip pat jūs prieisit prie to vieno paveikslo ir matysit ten kokį, nežinau, kiškį ar kokį veidą iš tamsos lendantį, tai tik tai tas paviršius matosi, o kas ten giliai ir kad buvo vienas paveikslas, o gal buvo dar ir antras ir trečias po to paviršiumi. Tai čia tokia turbūt kaip archeologija galėtų būti, kad prasikrapštytum tą vieną paviršių ir tada po juo dar kažką atrastum. Tai, na, man atrodė labai, labai geras toksai tinkantis parodai pavadinimas, tai aš ją todėl taip ir pavadinau. Ir be to daug labai paviršių įvairių. Gali būti, na, kaip ir tas žmogus, ar ne, jisai turi ir odą, ir paskui po to oda, ir raumenys, ir kaulai, ir irgi kaip būtų įdomu kažką tai ten praskėsti ir pasižiūrėti, kaip tą karvės šūdą su pagaliuku krapštyti. Irgi kiek ten visokio meno ir gyvybės gali atrasti. Tai turbūt tai man pasidarė. Dabar išeikime į trumpą pertraukėlę, grįšime po akimirkos. Sveiki sugrįžę po reklamos. Primenu, kad šiandieną kalbinu Dainą Vanagaitę, menininkę, apie jos eksponuojamą parodą Panevėžio apskrities Gabrielės Petkiušaitės bitės viešojoje bibliotekoje. Tad, miela Daina, norėčiau dar jūsų paklausti konkrečiai apie tuos sluoksnius. Jie ne tik dengia, bet ir savotiškai naikina vieni kitus. Jūsų labiau priimamas kaip augimo procesas, vat toks kūrybos pasirinkimas, ar abejonės labiau, ar žiūrint, kada tapote, ar ieškojimų forma, nes yra tikrai kūrinių, kurie tokie reljefiniai ir paviršiniai, tikrai ne tik tapyba, bet ten tikrai kelių menų samplaika. Nu, čia turbūt gali ir taip pasakyti. Žinoma, kad jie ir dengiantys, ir kaip pat minėjau, jeigu nepatiko, kaip ir žmogus turbūt turi na, ne vieną kaukę ir kaip bendrauja vienas su kitu. Aišku, ir aš dabar, žinoma, kažkokią kaukę irgi esu užsidėjus, tai vėlgi toks kaip perdengimas, kaip uždengimas. Tai turbūt ir tie paveikslai va taip yra. Aišku, kad jie ir uždengia, kažką paslėpia, o kažką ir palieka, ir ištraukia, ir toks kaip, jeigu nueisite į parodą, pamatysit, kad irgi daugelį mano paveikslų tokie yra, kaip atrodo iš to paveikslo, iš gylio, atrodo toks kaip persišviečia, kaip lyg tai per stiklą kažkokį matai fragmentą. Tai sakyčiau, ir dengia, ir išlenda, ir paslepia, ko nenori, kad matytų žiūrovas, ir turbūt, ką nori parodyti ir pasakyti. Tai turbūt taip.
Ir jūs kviestumėt žiūrovą steptelti ir įsižiūrėti, užtrukti to laiko galbūt, ar ne, kad ne tik žvilgtelti. Čia reikia jau stovėti ir žiūrėti turbūt. Taip, aš sakyčiau, kad žinoma, kiekvienas atras, kas jam patinka, o kas gal iš vis nebepatinka. Ir tikrai taip kviečiu, kad sustoti ir pasižiūrėti ir ypač į tuos riebius paveikslus, kurie jūs pamatysit tada tenai iš pradžių gal atrodys kažkokia dėmė, kažkokie gal net niūrūs tie paveikslai, bet kai prieini arčiau ir pasižiūri iš arčiau, tai tada matai, prasišviečia koks nors seno paveikslo sluoksnis, prasišviečia, galbūt vos tik tai šviečia kokia dėmė, kita galbūt ryškesnė. Tai jo, tikrai reikia sustoti ir pasižiūrėti. Ir aišku, dar toj parodoj pamatysite vėlgi, kaip jūs ir minėjot, dar 2 darbeliai tokie skulptūriniai, nes man tiesiog norėjosi, kad kai darau parodas, man kažkaip trūksta, kad jeigu vien arba ant sienų paveikslai, arba vien kažkokie skulptūriniai. Tai tada man norisi ir tą truputėlį parodyti, nes, vėlgi, nesu aš profesionali tapytoja. Lygiai taip pat, kaip nesu profesionali skulptorė. Tai bet jeigu aš darau ir tą, ir kitą, tai net ir tuose mažuose 2 skulptūrėlėse su kiškučiais sidabriniais, jūs irgi ten tiesiog, jie atliepia tą parodą ir, kaip minėjau, tai tada net pamatysit, kad rišasi su bent jau keliais tais paveikslais. Man tiesiog vėlgi organiškai taip išėjo, kad, kai pradedi daryti parodą ir apie ją galvoji, tai tiesiog kaip sluoksnis, bent man kaip lipinasi ir dedasi, kaip aš turėčiau ją matyti ir kaip aš norėčiau, kad jinai atrodytų. Tai kažkaip taip, jo, taip sluoksnis po sluoksnio, vėlgi tas sluoksnis, man dėliojosi ta paroda ir kažkaip išėjo tokia. Ir vėlgi man net pačiai keista, kad jinai tokia tamsi išėjo. Nors aš čia labai žavuoju ir aš tikrai pas mane labai daug tų spalvų ir mano, ir ta keramika, ir ta juvelyrika labai spalvotos ir ryškios. Ir aš galvoju, kad gal aš ten netruputėlį pavargau, gal nuo tų savo spalvų, kad aš galvoju, aš labai kažkokio noriu tokio monochrominio, to tamsaus, mėlyno, žalio. Tai čia, aišku, mano mylimos spalvos, tai aš jas irgi daugiausiai uždėjau. O gal galite truputėlį papasakoti kiškučių istoriją? Kodėl kiškiai, ką jie simbolizuoja? Tai kiškis, žiūrėkit, man kiškis yra universalus padarėlis, jisai, kaip pažiūrėsi, jisai labai žaismingas, jisai labai judrus, jis labai gyvybingas. Pavasarį, žiūrėkit, irgi tie kiškučiai, taigi jų pilna tose žolėse ir kaip personažas man jisai labai toksai puikus, tai aš jį sužmoginu. Ir tose skulptūrėlėse, tai irgi ten, jeigu pasižiūrėsit, tai vieną pavadinau pamokslas miške, tai kiškė su kryžiumi tenai jau pamokslą miške skaito, sidabrinė kiškutė. Kitas karalius nuogas vadinasi, tai irgi toksai nuogas kiškis grožisi savimi veidrodė. Tai man tas kiškis labai, jisai tokia, sakyčiau, labai dėkingas personažas. Ir jis juokingas, ir jisai net, žinokit, baisus gali būti, nes jeigu tu rasi žolėje kiškučius, kuriuos motinos kiškienės pasirodo palieka, juos išperi ir bėga lakstyti, o tada kita kiškienė, bėgdama pro šalį, juos pajaučia ir pažindo pienu. Tai tie kiškučiai, jie turi tūnoti labai tyliai ir kad nieks jų neišgirstų. Bet jeigu jūs paimsite į rankas tą mažą kiškutį, jisai taip žviegia. Ir toks baisus atrodo padaras, kad jeigu išgirsti, atrodys, kad ten nemažas kiškutis, o nežinau, visa didelė kokia nors lūšis. Tai čia jo, tie kiškiai irgi man labai patinka, todėl juos ir naudoju. Aš jūsų vis klausinėjau, kad papasakotumėt apie prasmes, bet kiek jums svarbu, kad pats žiūrovas suvoktų nematomą kūrinių istoriją ir kiek tikitės, kad jisai susikurs absoliučiai savą interpretaciją? Ar jūs labiau norite, kad pamatytų tai, ką jūs tapėte ir kaip jūs viską matote? Aš manau, kad tegul kiekvienas žiūrovas, čia visiškai vėlgi, tegul būna laisvėje. Jeigu žiūrovas interpretuos savaip, tai labai puikiai, ir jeigu jis kažką pamatys, netgi gal tą, ko aš nepamatysiu, man labai patiktų, bet
Žinoma, yra prie paveikslų pavadinimai, tai jeigu tas žiūrovas pasižiūrės paveikslą ir perskaitys pavadinimą ir jam tas pavadinimas, jeigu padės suvokti tą paveikslą, tai aišku, aš būsiu laiminga ir tai žinoma, viskas labai puiku bus. Bet vienu žodžiu vėlgi, tegul žiūrovas žiūri ir arba baisisi, arba džiaugiasi. Tai tiesiog norėčiau, kad tik tai, aišku, baisiausia tik būna, kai nei taip, taip, visiškai. Bet vėlgi, o koks čia baisu, tai tiek žmonių, tiek nuomonių ir visi mato labai skirtingai ir jaučia skirtingai, tai tiesiog, taip, kviečiu ateiti į parodą ir, prabėgti ir pasižiūrėti, o jeigu be prabėgant užkliūsit už vieno ar kito darbo, jeigu ne už tapybos, tai gal bent už mano tų skulptūrėlių zuikučių, tai irgi bus labai gerai. Taip, kad manau, kad viskas bus gerai. Dar pabaigai norėčiau trumpai, kad gal galėtumėt papasakoti apie savo pedagoginę veiklą. Kur jūs dėstote, ką mokote, ko mokote? Tai taip, kaip minėjau, mano gyvenime kažkaip labai keistai viskas ir galbūt iš to, kad labai domiesi viskuo ir bandai viską, tai labai gyvenimas pasiunčia labai įdomių tokių dovanų, sakyčiau. Nes visiškai net neįsivaizdavau, kad aš galėsiu kažkada, tai įsivaizduokit, dėstyti Kauno menų ir dizaino centre, dėstyti juvelyriką. Vėlgi, mano visas gyvenimas, mano tas pagrindinis amatas, su kuriuo aš užauginau vaikus, tai buvo keramika. Tai reiškia keramika, aišku, karts nuo karto ir tapyba būdavo, ir piešimas. Ir staiga, žinoma, prieš eilę metų, gal prieš 10 metų, man vėlgi labai trūko dar kažkokios veiklos ir aš nuėjau mokintis į tada tuometinę Kauno taikomosios dailės mokyklą išmokti juvelyrikos, nes man labai norėjosi, pas mane viskas taip trykšta, bum, greitai, daug, aš greit noriu padaryti ir aš galvoju, sąmoningai aš noriu tiesiog tą juvelyriką, turbūt mokina žmogų, labai turėtų jį mokinti tokio susikaupimo, ramybės, kruopštumo ir man to trūko, bet aš labai seniai svajojau apie tai ir aš pasimokinau tos 2 metus, man labai patiko, susipažinau su tais visais metalais, su tom technikom, ir paskui ten kažkokį tai užsakymą, kažkokie darbeliai, savo malonumui kažką padarydavau. Bet po to taip vėlgi, taip kaip sakau, taip kaip perkūnas iš giedro dangaus, tokia geroji naujiena, ateina pasiūlymas, gal tu norėtum pradėti dėstyti būtent juvelyriką. Tai man čia buvo, aišku, iš pradžių buvo šokas ir buvo labai baisu. Ir aš galvoju, o Dieve, taigi aš nesu ta jau tokia, kur visą laiką tą juvelyriką daro, bet žinoma, aš turiu skonį, turiu tą aukštą išsilavinimą meninį, tai galvoju, reikia pabandyti. Ir man taip patiko tas, tai pirmus metus tikrai turėjau labai daug streso ir labai daug net naktų nemiegau ir vadovėlius varčiau ir vėl iš naujo viską dar teoriškai kartojausi, bet man tiesiog buvo tokia kaip gyvenimo dovana ir man taip patinka dirbti su jaunais žmonėmis ir jų čia yra irgi labai įvairių visokių ir suaugę žmonės ateina, turim grupės ir jaunimas ir tiesiog, ir pats tada tu tobulėjai ir tu matai, kad tu turi ką pasiūlyti. Ir tikrai, kaip sakau, kaip iš pradžių atėjau galvoju, Dieve mano, jeigu aš užimsiu kažkieno vietą, kur galbūt net ne savo vietoje būsiu. Bet pasirodo, kad ne. Kad labai viskas puikiai išėjo ir, nežinau, aš tikiuosi, kad ir mūsų tie studentai, mokiniai, kažkaip tikiuosi, kad irgi patenkinti, kad dėstau aš. Taip aš tikiuosi ir kad tikrai mes tada tiesiog dalinamės tą gerąją energiją ir aš tom savo žiniomis dalinuosi ir tada žinoma, kad vėlgi tokia išeina simbiozė ir, kaip sakau, man čia irgi yra labai, labai didelė gyvenimo dovana, nors aš gyvenu ne taip toli Panevėžio, 50 kilometrų kaime, bet taip 90 kilometrų važiuoju į darbą, tada pasilieku Kaune, tada
atidėstau ir vėl tada grįžtu labai mielai į savo tą gamtos oazę ir tada derinimas to miesto ir kaimo, tai man atrodo, ir va tos tylos ir darbo su žmonėmis ir bendravimo su žmonėmis, tai vėlgi tokia išeina kažkokia labai geros svarstyklės, pasakyčiau taip. Tada jos tokios išsilygina, tokį balansą pagauna netgi. Tai nenusveria į tą vienatvę visišką, bet jeigu taip viena kaime gyventum, jau taip visiškai atsiskyręs ir nenusveria ir labai, ir nėra to bendravimo per daug. Tiesiog tu tam darbe labai daug bendrauji su jaunais žmonėmis, su jais kalbėsi, tariesi, daliniesi patirtim ir tada staiga jau ir pavargsti, bet tas nuovargis irgi toks geras, nes tada grįžti į savo ąžuolų paunksmę ir labai džiaugiesi tada tą gamtą. Dar noriu paklausti, visiškai nedaug laiko turime. Jūs augote, paskui studijavote, kai dėstėte, taip pat jums reikėjo. Kokias knygas skaitote, mėgstate, ar vien sukasi apie keramiką, meną, ar galbūt visai kitokių žanrų mėgėja esate? Tai keletas sakinių apie jūsų mylimą literatūrą. Labai galiu pasakyti, knygos, ačiū labai už klausimą, bet knygos mano gyvenime irgi vaidina labai didelį vaidmenį ir nėra turbūt vėlgi vienas iš malonumų toks tai sėdėti vasarą po medžiu, po kokią obelį ir skaityti, gerti kavą ir skaityti knygą. Ir jeigu paimi tokią knygą, kuri tave virpina, tai yra toks malonumas, tai labai didelį malonumą turiu skaitydama knygas. Tai galiu tokia, netaip seniai pateko knyga Kim Laino, danų rašytojo knyga Amžinybės fjordo pranašai. Tai, gal aš čia aišku tikrai nepasakosiu apie turinį, tai šita labai knyga mane, tiesiog sukrėtė. Jinai tokia stora, bet taip kaip paėmė, atrodo, skaitai ir, Dieve, tik netrukdykit skaityti, nes atrodo taip viskas įdomu, kad sutirpsta ir kai jau eini į pabaigą tos knygos, tai net atrodo gaila, kad jinai baigėsi. Taip pat dar labai galiu paminėti australų rašytojo Gregory David Robertso knygą Šantaramas. Tai nežinau, ar jūs skaitėt, bet irgi, kai man jinai pateko, tokia labai stora, bet ten irgi tiek visokių istorijų, tiek visokiausių įvykių, kad ir svarbiausia, kad paremta vieno žmogaus gyvenimo istorija. Tai kaip ir buvo parašyta apie tą knygą, kad jeigu norite sužinoti viską apie Indiją, tai skaitykite šitą knygą, nes gyvenime to nerasite. Tai labai siūlau ir šito autoriaus knygą Šantaramas, Kalnų šešėlis jo yra parašyta. Ir aišku, subrendau taip pat su visom tom knygom, kurias turbūt ir reikėjo perskaityti. Tai ir knyga apie San Mikelę, Akselio mintės ir taip pat tie patys 3 draugai Remarko, ar ne, tai čia jau kai jaunas turi skaityti tam. Tai kas čia dar 100 metų vienatvės Markeso, Stiklo karoliukų žaidimas, tai čia turbūt tos knygos, kurias aš manau kiekvienam išprususiam žmogui reikia perskaityti. Kągi, ačiū Jums labai už pokalbį, už atvirumą. Kviečiame visus lankyti parodą bibliotekoje ir primenu, kad šiandieną kalbinau Dainą Vanagaitę Belžakienę, Lietuvos menininkę, keramikę, juvelyrę, tapytoją, pedagogę ir visų galų meistrę, žingeidžią moterį. Ačiū labai už pokalbį ir jaukių visiems. Ačiū Jums labai.